korupcija. Priminsiu, kalbam apie valdovų rūmus. Tai valstybingumo ar korupcijos simbolis. Šiandien kaip tik Seimo audito komiteto nariai apsilankė valdovų rūmuose. Iškart po šios ekskursijos jie atvyko į Baltijos televizijos studiją. Saulius Tomas, su mumis Loreta Graužinienė bei Tomas Čyvas, Balsas LT apžvalgininkas. Vis dėlto tas įspūdis slogus ir Tomas štai tokią metaforą sako. Ar nebus taip, kad mes turistus, užsieniečius po kažkiek laiko vežiosim po Vilnių, po tuos mūsų tokius simbolius ne valstybingumo, bet nomenklatūros korupcinė? Manau, kad šitas iš tikrųjų periodas mūsų besikuriančios valstybės bus paženklintas ir tikrai kai kas pasistatė savo paminklus būtent tokiu būdu, bet iš esmės, tai kiek aš dabar metus dirbau audito komitete, tai tiesą sakant, nemačiau nei vieno objekto, kuris būtų pastatytas ir nebūtų išpūstos kainos ir nebūtų tenai korupcijos požymių. Pone Sauliau, koks nėra kontrolės. Vaizdas akivaizdus, kad tiesiog valstybė kažką daro, kažką dirba. Bet valstybės kontrolė yra, jį paskaičiavo labai aiškiai. Valstybės kontrolė pasakė, 3 daugiau negu buvo iš pradžių. Taip, kas toliau? Jeigu teisingumo dėliai reikia pasakyti, kad viskas prasideda nuo to, kokie pamatai yra padedami, taip, nuo ištakų. Taip. Tai man labai keista ir mes turbūt tą klausimą nagrinėsim, nes kiek valstybės kontrolė atidavė prokuratūrai, tai jie savo keliu, tikiuosi, šį kartą gins viešą interesą. Bet klausimas kyla kitas. Bet kol kas negynė prokuratūra. Kol kas ne. Kodėl kitos institucijos tik tai po tiek laiko, po 10 metų pradeda kalbėti, kad pati pradžia yra problematiška, viešieji pirkimai savo nuomonę pasakė, valstybės kontrolė antrą kartą teikia auditą, tikrai pirminės išvados šiek tiek nuo dabartinios pozicijos skiriasi. Ir visos kitos institucijos, kurios vykdė darbų priežiūrą ir taip toliau, kiekvienais metais buvo skiriamas finansavimas ir vyriausybė turėjo žinoti, kas tuo metu jau į valdžioje buvo, aš tikrai šiandien nesigilinsiu, nes pradžia padėta prie vienos vyriausybės, po to sekė kitos vyriausybės. Visą tai, kas vyko, visi pusę lūpų, žurnalistai tai tikrai, visi žinojo, visi šnekėjo, Tomai, bet kur čia šuo pakastas? Kodėl vis dėlto traukinys važiavo, kaip sako, šunys loja, bet karavanas yra? Matot, dabar sunku pasakyti, kas tie šunys ir kas tas karavanas ir kas tie kopranugariai. Kopranugariai gal daug maž žinome, bet reikalas toks, kad iš tikrųjų tiek valdovų rūmai, tiek nacionalinis stadionas vadinamasis niekaip negalima, kurio niekaip neįmanoma pastatyti arba nugriauti ir statyti iš naujo dar kažką daryti. Tiek čia pakilus dabar į šito pastato, kuriame sėdime viršutinėje aukšte ir pažvelgus pro langą galima matyti dar vieną tokį objektą, tai niekaip nepabaigiamas statyti valstybės saugumo departamentos. Pastatą ten irgi sąmatos taip pat augo nežinia kiek kartų. Daugybė kitų istorijų. Žiūrėkit, bet jūs turite atsakymą. 3 padidėjo sąmata. Jūs, pirmininkė, šiandien teigiat, kad dar 200 milijonų gali prireikti baigti valdovų rūmus. Tai vis dėlto, kur čia atsakymas? Man taip vizualiai pasižiūrėjus, įvertinus tai, kad galėtumėm atidaryti sales lankytojams su visom freskom, su visais piešiniais, tai yra rankų darbas, tai yra tikrai labai brangus darbai. Aš manyčiau, kad ta suma tikrai sieks, bendra suma sieks iki 500 milijardų litų. Ir tam, kad mes galėtumėm užsieniui parodyti, ką mes tikrai turim ir ta idėja būtų realizuota. Nors dabar aš jau tikrai nesu optimistas, kad šita idėja graži bus realizuota taip, kaip ją norėjusi realizuoti. Aš noriu pasakyti, kodėl. Todėl, kad sistema per tos 20 metų susiformavo tokia stipri visai įvairiais lygmenims. Ir tie lygmenys nuo viršaus eina į apačią ir jie vienas... Kas ta sistema? Galima sakyti, tokia sistema, kuri leidžia interpretuoti vienai per kitaip įstatymus, tai vienas dalykas. Dvigubų standartų tokia sistema. Ir kada yra interpretavimas įstatymų, mes šiandien susidūrėm ir operos ir baletų teatre, galime ir taip interpretuoti įstatymą patį, tada yra tikrai specialistai, kurie patarė, kaip padaryti ir iš esmės ir valstybės kontrolė dažnai pastatoma į tokią neapibrėžtą situaciją. O ta sistema suveikia Lietuva maža, taip, visi Loreta, žinome tą sistemą Lietuva maža, ir žinom, kas kur vyksta, bet labai gaila, kad nėra tarp žinybinių institucijų bendradarbiavimo ir bendro noro padaryti. Taip, tai svarbus dalykai, mes dar juos aptarsim telefonu. Rūta Janutienė, su mumis žurnalistė, taip pat tyrinėjanti šios klausimus ne vienoj savo diskusijų, ne vienoj savo laidų. Sveiki, Rūta. Labas vakaras. Rūta, štai Seimo audito komitetas aplankė valdovų rūmus, operos teatrą ir štai dėl valdovų rūmų sako, 500 milijardo gali kainuoti dar valdovų rūmai finale.